Dabar keliaukime prie dažyto ir pamatysime tą, manau, vieną iš pagrindinių skirtumų. Gerai, manau, net nereikia daug pasakoti, viskas ir taip aiškiai matėsi, tai ant surūdijusio metalo lankas susidegė ganėtinai sunkiai, virinasi tikrai labai nemaloniai, daug tiškalų, pati siūlė matosi, kad nėra gal tiek giliai įvirinta, kiek švaria metale. Su švaria metalu problemų nekilo, lankas susidegė iš karto, virinasi maloniai, minkštai, pats garsas, manau, irgi šnekėjo pats su save, turėjom tolygų, gražų garsą. Kas liečia su dažyta paviršiumi, dažyta buvo tik vienu sluoksniu, tai ganėtinai lengvai tos dažus prasimušė, ganėtinai lengvai virina, bet nepamirškim, kad nuodingi dūmai ir jeigu tas metalas būtų buvę dažytas prieš 10 metų, o jeigu dar keliais sluoksniais, nebūtų buvę taip lengva virinti, kaip man dabar. Tai tikiuosi, kad ganėtinai aiškės išvadas galėt pasidaryti jūs, o dabar pereikime prie cinkuoto metalo. Dar prieš virinant cinkuotą metalą norėčiau jums parodyti ir kitą medalio pusę, kuri, manau, kalba žymiai daugiau nei kad rezultatas iš gerosios pusės. Tai čia turime surūdijusį metalą, matosi, kad pravirimas buvo tikrai ganėtinai prastas, dažyto buvo tikriausiai prasčiausias pravirinimas, na, o paruošto metalo turim tikrai labai pravirintą siūlę. Visos šios siūlės buvo daromos tuo pačiu greičiu, tad vėlgi pasiruoškit metalą prieš suvirinimą, o mes keliaukime virinti cinkuotą metalą.